Sveiki atvykę į dar vieną video ir šiame video nagrinėjom, ką reikėtų daryti ir į ką atsižvelgti, jeigu galime investuoti per mėnesį 1000 eurų. Tai reiškia, kiekvieną mėnesį periodiškai ilgųjų laikotarpių atsidėti bent 1000 eurų. Tai vėl aptarsim tikslą, aptarsim laikotarpį, aptarsim dabartinę situaciją. Jeigu pirmą kartą atkeliavote į kanalą, aš esu Emilis, čia yra dividendo eksperimentas, jau 4 metus dalinuosi edukaciniais video, kurie padeda žmonėms pradėti investuoti ir visiškai savarankiškai investuoti. Tai reiškia, jokių kontraktų su manim neturite, tiesiog pasinaudojate tam tikrais galbūt įžvalgom ar edukacijai iš mano pusės. Tuo pačiu prieš kelis mėnesius, prieš pusmetį netgi jau pradėjom atskirą kanalą Financial Opinions, kur su kitais kūrėjais apjungiam jėgas ir skuriam daugiau specifinio turinio apie skirtingas investicijas, tai jeigu sudomins irgi aprašyme yra visa informacija. Pradėkim nuo pačių pradžių. Tikslas bus tas pats. Pačioje pradžioje mes norim išsitvirtinti finansinę nepriklausomybę, tai reiškia 1000 eurų per mėnesį ne iš mūsų verslo, bet iš mūsų investicijų. Tai reiškia, kad mums 1000 atkeliautų kas mėnesį, mums reikės 282 350 eurų investicijose tam, kad tas 1000 kiekvienais metais ateitų iš palūkanų, o ne iš pačio kapitalo. Sekantis dalykas, čia jau su žmogum reikėtų apsitarti, kaip tai atrodo iš finansinio komforto pusės. Tai reiškia, jeigu šiuo metu uždirbat 5000, ten 2000, nežinau, 15 000 per mėnesį, kokia riba yra ta, kurios norėtųsi pasiekti per tą prizmę, kad mes norime iš tiesų uždirbinėti tai iš investicijų, bet čia jau sekantis, tolimesnis tikslas. Dabartinį situaciją aš labai tikiuosi, kad nėra jokių brangių skolų. Čia jau paskolos visos ten, sakykime, kurios viršyje 7-8% yra grąžintos, dingusios ir ačiū viso gero. Paraleliai mes turime finansinę pagalbę, tai reiškia, turtas sviruoja ir mums tai per daug panikos nekelia. Paraleliai mes turime biudžetą, tai reiškia, iš tiesų valdome biudžetą ir iš tiesų mokame atsidėti. Vėl, kartais žmonės būna užstringa šitoje vietoje, kad atsidedant 1000 atrodo super geri pavyzdžiai, bet priminsiu, kad jeigu jūs sugebat uždirbti ten 15 000 per mėnesį, 1000 nėra pakankamai. Tai aš labai paskatinčiau atsidėti bent 10%. Paraleliai, jeigu jau sugeba 1000 atsidėti, tai vis tiek turi būti tam tikri sveikinimai, čia yra bravo. Tai reiškia, jeigu Lietuvos vidutinis atlyginimas yra 1300, o jūs šiuo metu galite investuoti po 1000 eurų, jūs tikrai esate geroje situacijoje, ją dabar tiesiog reikia teisingai išnaudoti ir neištaškyti ją ant opportunity cost. Ką aš turiu opportunity cost mintyje, tai jau kelis kartus paminėjau, bet jeigu mes paimkime pavyzdį, kad jūs dabar vienus metus, pavyzdžiui, arba 2 metus investuojate į kažką, kas jums yra visiškai nesuprantama, nežinoma ir jūs tiesiog sudeginate tos pinigus. Tai jeigu tuos 24 000 jūs sugebėtumėte 20 metų palikti teisingose investicijose su 10% grąža, niekada jų nepildant, jūs realiai iš tų 24 000 būtumėte uždirbę papildomus 150, tai kapitalas būtų 175 000. Tai taip paskaičiavus, atrodo 7 kartus didesnė suma. Gal vis dėlto neverta deginti savo kapitalo. Ir plus, jeigu tas laikotarpis išdidėja, tai žiūrėkit, per 40-metį jums sudegė 1 000 000. Čia atsiranda tas sudėtinių palūkanų efektas, kad per labai ilgą laikotarpį labai didelės sumos. Tai opportunity cost yra tikrai brangus dalykas ir čia reikėtų susikaupti ir neištaškyti tų pinigų. Dabar jūs esat labai stiprioje situacijoje, pati pradžia labai stipri ir garantuota. Pirmas dalykas, paskaičiuokim labai paprastai, jeigu mes imam laikotarpį, tai mes žinom koks procentas, žinom kokią pinigų sumą, reikia pasižiūrėti per kiek laiko mes galime iš tiesų uždirbti tavas 282 000. Tai matom, kad jeigu mes investuojam po 1000 eurų per mėnesį, mes galim pasiekti mūsų norimą sumą kažkur per 12-13 metų. Tai reiškia, nuo šio laikotarpio per 12-13 metų su lyginamai konservatyviais rezultatais akcijų rinkoje jūs jau galite uždirbti, taip sakant, tikrai žymės sumas. Jeigu jūs tos pinigus po to nuspręstumėte palikti ir tiesiog papildomai neinvestuoti, o mėgautis gyvenimu, bet ir jų neliesti, tai pažiūrim, pavyzdžiui, 13 metų investavot, 317 950, mėnesinė suma 0 ir jūs, sakykime, dar 10 metų palikot juos tiesiog darbuotis.
tai jūsų kapitalas išaugtų į 860 000 tiesiog nieko papildomai nedaro. Tai visai stipri situacija ir čia vat atsiranda tas compound efektas, kur jūs tiesiog nespėjat pinigų leisti. Labai paskatinčiau susifokusuoti ir pažiūrėti, ar negalima to pasiekti dabar. Tai dabar, kadangi jūs esate užimtas žmogus ir tikrai toleruojate riziką, jeigu galite uždirbti 1000 eurų per mėnesį, nes aš manau, kad prisėmėte tam tikrų rizikų arba versle, arba atlyginime, arba paukojate tam tikras išlaidas, arba kažkaip strategiškai susidėliojate šitą vietą, kad pinigai yra svarbus ir kad jų nereikėtų prarasti ir todėl ir sugebate atsidėti tokias didelės sumas. Tai pirmas žingsnis nesikeičia, aš vis tiek skatinčiau likti prie indeksinių fondų, paskatinsiu perskaityti šitokią mažą knygą Sveiko proto investavimas, tai The Little Book of Common Sense Investing, arba Paprastas turtėjimo kelias, tai Simple Path to Wealth. Dvi knygos, abidvi ten po 200 puslapių kažkur, tai labai paprastai paaiškins, kodėl šitie pasirinkimai gali būti patys paprasčiausi ilguoju laikotarpiu ir galite matyti, kaip mano paties yra 2 portfeliai, tai paimkime S&P 500, kur aš tiesiog po 100 eurų investuoju, nieko daugiau, taip sakant, nenagrinėjau ir tas 100 eurų per mėnesį man šiuo metu atnešinėja tikrai draugiškus rezultatus, kai laikotarpis dar mažesnis negu 2 metai. Paimkim tą patį visą pasaulį, tai aš šiuo metu restruktūrizavau jį biškį, Amerikos pozicijas perkeliau į Europos pozicijas, vėl, jeigu į sumą pasižiūrim, tai 3700, S&P 500 3850, tai 150 eurų skirtumas investuojant po 100 eurų per mėnesį. Tai tikrai lyginamai paprastas tas toks ilgalaikis įrankis, kuris galėtų duoti tikrai didelius rezultatus. Dar vienas siurprizas. Yra bonusas, jei atsidarėte sąskaitą po gegužės 1 dienos ir pasipildėte ją didesnę sumą. Visą info paliksiu aprašyme, bet jei pasipildėte savo investicijas 5000 eurų arba daugiau, 3 akcijos vertos nuo $3 iki 800 su šituo kodu. Jei pasipildėte 20 000, 10 akcijų dovanų su šitais 2 kodais ir jei viršite 50 000, net 20 nemokamų akcijų su 3 kodais. Pasinaudokit progą, nes galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Dabar aš tikriausiai paskatinsiu, kad didžioji dalis pinigų pačioje pradžioje, kol pasiekėt bent jau tą bazinį reikalavimą, keliautų į tą patį S&P 500 arba visą pasaulį. Tai jeigu tikitės, kad Amerika ir toliau lyderiaus investavimo pusėje ir per kapitalizaciją bus pasaulio lyderė ir per ekonomiką išliks numeris 1 ir auks panašiai arba greičiau kaip likęs pasaulis, tai aš sakyčiau, čia variantas tiesiog yra sėdėti S&P 500 ir viskas. Tuo pačiu kitoje pusėje yra visas pasaulis, kuris šiuo metu turi 60% to paties S&P 500. Tai čia S&P 500, čia visas pasaulis. Tai 62%, bet kai matote, turi ir kitų ekonomikų ir jau yra ten apie 50 bendrai šalių. Tai čia maždaug idėja yra, kad jeigu dėl kažkokios priežasties visa, sakykime, ekonomika dabar keliauja į Indiją, pradeda Indija labai greitai augti, tai visas pasaulis pats pradės daugiau pinigų skirti Indijai ir mes investuosime į Indiją per šitą pasirinkimą, per daug nesvarstydami savo papildomų pusių. Dabar, jeigu dėl kažkokios priežasties pagalvojate, kad viena akcijos man nėra priimtina ir aš noriu, kadangi investuoju didesnėm sumom, nenoriu matyti tų baisių S&P 500 arba viso pasaulio svyravimų, suprantama, daugelis žmonių, kai pradeda mažomis sumomis, patiria tam tikras pradinės krizės ir pamato savo pinigus svyruojančius dar mažomis sumomis. Kai jūs turite didelį kapitalą, čia yra tam tikros irgi rizikos ir aš tada sakyčiau, kad galbūt atsiranda tam tikras obligacijų įrankis arba skolos vertybinių popierių įrankis, kuris leidžia jums dalį pinigų, kokie 20, galbūt 30% investuoti kaip su mažu inkariuku. Jis neleis jums taip greitai augti, bet jis neleis jums ir taip greitai, taip sakant, kristi žemyn. Tai dažniausiai, kuo didesnis kapitalas, tuo daugiau žmonių nori fiksuotos grąžos ir, sakykime, atsižvelgti, kad tikrai žinotų, kiek jie uždirbs ir kaip planuoti savo finansus ateityje. Dabar toliau judant, sakyčiau, pirmą 100 000 nieks nesikeičia, nes S&P 500 visas pasaulis, viskas sudedama, ačiū viso gero. Po to prasideda tas galimybės investuoti su 10% to cushion'u. Tai reiškia, kad jeigu mes pasiekėm 100 000, mes jau galim realiai momentaliai atsidėti tam tikrą pinigų sumą, kur, sakykime, gal 10% bendro kapitalo, kuris yra tas opportunity investavime. Tai reiškia, mes galim ant to kešo sėdėti, kad ir 6 mėnesius tam, kad rastume labai gerą investavimo idėją, kuri galimai pasidvigubins per ateinančius porą metų. Tai čia bus labai pelningi variantai ir
tam tikri galbūt close dealsai, nes jie reikalauja pinigų labai greitai ir jie dažniausiai reikalauja labai likvidžių pasirinkimų, tik neapsigaukit su, sakykime, tam tikrais skemais, nes jeigu labai greitai pinigų reikia labai greitai pasidaryti savo namų darbus. Ir pačiai pradžiai vis tiek mes turime padengti bazinių pajamų tą pusę ir tik po to dėlioti antrą tikslą. Kas ta komforto suma? Ar laikotarpis logiškas? Kaip greitai galima jį pasiekti? Kur rizika ir kaip ją vertinti? Kokių svyravimų galima tikėtis? Ir kaip ją apskritai valdyti? Tai aš visą laiką sakyčiau, kad jeigu dabar ateina dideli cash srautai kartą per metus, galbūt išskirstyti, kad jūsų pinigų sumas susiinvestuotų per 6 mėnesius periodiškai, nes čia labai tikėtinas scenarius, kai verslininkai gauna dividendais tam tikras išmokas, bet vienas tas geriausias paskatinimas iš mano pusės bus vis tiek per tą prizmę, kad pirmą pasidenkit savo bazinės išlaidas iš savo investicijų, kad jūs būtumėte neliečiami. Nes tas duoda tą tokį saugumo jausmą, kad man kaip ir vienodai šviečia, aš savo bazinės išlaidas vis tiek esu padengęs ir padengsiu iš savo investicijų, visa kita yra pliusas. Tai reiškia, sekantis žingsnis bus, tarkim, 2 didesnė suma, 3 didesnė suma. Tai jeigu išsigrinsit, kad jūsų būtinas išlaidas yra ties 2000, truputį pakoreguokit, kad jums reikia ne 282, bet 560 kažkur tūkstančių ir tada sėdim ir skaičiuojam. Tai 0, 1000. Tai 18 metų ir jūs esate toje situacijoje. Tai su tokia suma, kurią uždirbate dabar ir kurią sugebate investuoti, aš manau, tai yra daugiau negu pasiekiama. Tik kuo laikotarpis mažėja, tuo tų pinigų reikia daugiau. Tai labai neapsigaukit dėl opportunity cost, išbandykit tą tokį tiesiog pasyvų pasirinkimą iki pirmos bazės ir tada reikėtų pabendrauti apie tas strategijas, kaip jūs jau gyvensite iš investicijų. Vėl, nereiškia, kad jūs privalomai turite gyventi iš jų, bet galbūt reikėtų ten 2-3 metų būtinas išlaidas laikyti labai likvidžiose investicijose, kitas turėti truputį didesnėje rizikoje, kad krizės galėtumėte pragyventi. Galbūt daugiau pereina į fix pusę tam, kad jūs generuotumėte specifinės pajamas būtent iš tos sferos. Galbūt tiesiog sėdėsite su tokia milžiniška suma indeksinėse fonduose, kad netgi 30-40% sviravimas jums nebus kažkas, į ką jūs norėsite labai pasižvalgyti, nes tai bus tiesiog suma, kuri nedaro jūsų gyvenimui kažkokios specifinės įtakos. Tai va, gerai, padarėm 100, padarėm 2, padarėm 5, padarėm 1000. Toliau tęsia labai specifiniai pavyzdžiai, priklausomi nuo žmogaus, tai per daug čia tokių kertinių taisyklių negalėsiu dalintis, bet priminsiu, kad jeigu esat labai specifinėje situacijoje, tai nuorodo aprašyme duoda papildomą medžiagą apie tokią galimybę užpildyti klausimyną apie jūs ir realistiškai mes su kolegomis per Financial Finance kanalą aptariam jūsų situaciją ir pasakom, ką darytume jūsų vietoje. Vėl, yra situacijų, kai kartais tenka pabendrauti individualiai ir tiesiog padėti šitoje vietoje, bet kaip visą laiką padedam su edukacija, žingsnius priemate patys. Tai tikiuosi buvo naudingas video. Priminsiu dar, kad nepamirštumėte, jog yra toks kitokio tipo investavimas ne tik indeksiniuose fonduose, bet ir akcijose, bet jeigu norite išsirinkti akcijas, aš labiau paskatinčiau pasižiūrėti į video čionais, nes čionais yra viskas apie dividendų magiją ir kaip žiūrėti į dividendinės akcijas ir ką reikėtų įsivertinti prieš pradedant. O aš su jumis susitiksiu jau rytoj. Nepamirškit paspausti like ir subscribe ir tikiuosi patiko šita trumpa video serija su tokia papildoma, su papildomais kabliukais apie investavimą.